Negerai užkasti. Geriau, kai švariai. Kaip ir jis su Nikita. Man tik prie jo prieit. Dabar bus išbaidytas. Gal jie ir ne Vilniui. Kastis. Turim problemų. Mano žmogus jį pasigavo, bet jis pabėgo. Blogai. Reikia vėl kažkaip išvilioti į šviesą. Gali pas save jį pasikviesti. Tipo svarbus reikalas. Gerai. Padarysiu. Padarysi. Turėsi dar vieną šansą. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Alio? Aš nuo Tomo skambinu. Reikia susitikti. Turiu kai ką perduoti. Tai atsiųsiu vietą ir laiką. Aha, iki. Nu, užkibo? Neaišku. Kažkaip taip ramiai, sako, gerai. Liktai kiekvieną dieną jis tokius skambučius gautų. Nu tai gerai, reiškia, nieko neįtarė. Tai ką dabar, jeigu jis ateis į sutartą vietą, tu man duodi kilą feno? Nu taip. Tai gal iš karto jau atnešk? Duodė. Neturiu paskasti viskas. Pono važiuosim ir paimsim. Jaučiu išdursi. Neišdursiu. Nu ką man, iš 25 gaila tau vieną atiduoti? Tai ką, tu tiek daug turi? Nu jo. Gerai, dabar apie vietą pagalvojam. Peniuka, blin, klausyk. Tu įsivaizduoji, mūsų klientas užsimanė feno. O kaip? Sako, kad tipo ant bangos, vat, ir dabar vat, lėkiu pas Kastenčiką, sužinota, gal pas jį dar liko. Tas, kuris sausainius mūsų perka? Aha, Henriuka. Jo, bet klausimas kame? Ką su sekančiom partijom darysim? Gi pas Kraftą neprašysim? Kraftas savo kanalą neatiduoda. O, atiduos. Kraftas neatiduos. Peniuška. O jeigu tu paimtum visas savo tos molekuliarinės formulės, įdėtum į kolbačką, nu kaip tu moki oboliuką padaryti. Nu, ir taptum ne tik mėtos, bet ir feno karalius. Nežinau, ten visai kitokia aparatūra, aš dar nesigilinu. Tai tu įsigilink, jo majo, tengi 10 kartų brangiau negu mėta. O kaip? Nu, va, tau miliončikas, man miliončikas. Tau jachtačka, man jachtačka. Tau deimantukas, man deimantukas. Tau Versace, man nereikia. Nežinau. Blin, Peniucha, aš tenkiuos tave įkvėpt moksliniam atradimam. Tu pas mane mokslininkas ar kas? Į akis man. Va, galvok.
o aš pas Kastenčiką. Эй, Костянатой! Как делишки? Nu, po biškį. Молодец. Vienas? Vienas. Окей. Nu va, čia. Sofочkai, kad gyvenimas būtų saldesnis. Pyragaičiai. Ačiū. Nu. Tu turi dar to. Ko? Nu. Ko? Vieno. Jo. Turiu. Молодец. Вот, в общем, atėjo pasiūlymas iš labai rimto kanalo. Davai pavyzduką. Gerai, sėdam. Šnekėsim. Давай. Ух ты. Kas čia? Vitaminčikas D? Kam čia saulės trūksta? Sofijai nupirkau. Блин, твою мать. Костянчикай, tu pas mane idiotikas ar ką? Tu jau geriau kabrioletą nupirk, man šūk, ir saulė, ir vitaminčikai, ir taip toliau. Nu, man duodė. Kaip jinai? Gerai. Renka mum DNR pavyzdžius. Renka, sakė, jau beveik baigė. Šramai, Au. tu čia, žinok, visai nelaiku su tuo savo tyrimu. Jau. Nu, laukėsi jinai, tu pagalvok truputėlį. Kam į stresas dabar šitoks? Костянчикай, блин! Čia mūsų Sofačka! Jinai stipri ir fiziškai, ir morališkai, ir psichologiškai, blin. Moteris kareivis. Nu, blin, jinai kaip monolitas, sulieta ir supresuota aukštų slėgių. Taip. Nu, tai kokia kaina? Va, Костянчикай, bus su tavim atviras. O, nu, kur dingsi. Va, в общем, taip. Pasakė, kad 340 gabaliukų už kilogramiuką. Va. Jo, blin. Kostянчika, aš irgi taip. Žinai, pasakiau, tu ką, blin. Traukia, girdėjau, net iki 60. Tai sako, čia galutiniam taške. Dylerių kaina. O kaip? Karočiai, Kostянчikai, tu su manimi būk irgi atviras. Kiek man paliksi? Man 20? Aha. O tau viskas, kas lieka. O tu, o kiek dar turi? 24 kilus. Kostянчikai, aš tai myliu. Na, taip, reiškia dabar kas? Nu ką, tada kilsiu. Šio, vat. O šiam Kostянчikai, kaip suderinsiu, tai tada dar jum atvešiu keksiukų geram seksiukui. Armiai. Šio, jo, ir Kostянчikai, būtinai pasakyk Sofačkai, kad rinktų mum DNR pavyzdžius. Gerai, perduosiu. Nu, šio, nu, nepyk, nu. Šio, tau. Šramai, Au! Šio. nenori? Tai, Kostянчikai, gerai, kad tu pas mane esi. Čia, tu. Pamiršau. Įfiga.
Ką taip ilgai užmygo gal? Nu, nepamatė dar. Turim kitų laiko. Neturim, nes jis jau čia kur nors. Tyko. Jeigu tau neramu, aš galiu išeiti apsižvalgyti. Jis neatrašys. Aš pats pasižiūrėsiu, supratai? Vandys? Jo. Nu ką rašo? Dabar esu išvykęs, nespėsiu grįžti. Atidedam rytoj. Šūdas. Gal šiandien nenakvok namuose? Nu, reikia pralaukti iki rytojus, bent vakaro. Nori, galim pas mane viešbutį. Ką tu čia siūlai? Kad aš bėgčiau? Nebėjau, tegul ateina. Nu gerai, bent leisk žmogų duosiu. Čia va kur nors ant kilimėlio pagulėti. Neparink, gerai? Kastis. Alio? Sveikas. Nu, tai kur tu dingęs? Žiūrėk, gal galėtum iki manęs atvažiuoti. Bus dylas, pasimsi babkės. Šiandien, už valandos. Nu, tai nežinau, su taksu atvažiuok. Ne, aš nenoriu be tavęs, paskui vėl sakysi blogas dylas, kaltas liksiu. Davai. Aha. Gerai, laukiu. Taip. Už valandos. Supratau. O dar 400 000. Skaičiuoji? Ne, tai vis tiek pas Kanarskį perskaičiuosim. Jau važiuosim? Tu irgi važiuosi? Ne, tai važiuok, jeigu nori. Šiaip tai mano idėja buvo Kanarskį pajungti. Tai gal tu tada namuose pasidėk, o aš viena važiuoju. Gerai, važiuojam. O, Šramas atvažiavo, aš bėgsiu persirengti, gerai? Ach tu. Nepavėlau? Važiuosim. Tuo, Iglė persirengia ir varom. Čiuo? O nafiga jinai? O kas yra? Norėjau tau pasakyti, ko mums trūksta. Tai moteriškos intuicijos. O vyriška intuicija, jinai gerai, o moteriška irgi yra neblogai. Jo, supratau. Taip, klausyk, aš taip, žinok, iš tų parkių net nepavalgiau. Uch tu, liuks, kaip jis da, mano mylimas rubitė. Ja. Pas Kastį buvai? Buvau. Paėmiau, reiškia, pas jį pavyzduką, va, atidaviau Henrikui. Nu, в общем, ryt poryt bus atsakymas.
Kardinalikai, bet ką su Beniuka daryt? Nu, aš jam, reiškia, sakau, Beniuk, davai, darom, ne, purto galvą, reiškia, kad aparatūra ne ta, technikos nėra. Aš sakau, blin, kokia aparatūra, Beniuka. Tugi kas? Tugi mokslininkas, tu iš siklelės, iš siemačkos gali oboliuką kolboj padaryti. Nu, va, o čia kažkokie milteliai, teisingai? Nu, bus matyt. Kardinandai, blin, ką čia matyt? Nu, čia saliamė garėsi man iš vis pamirst, nu, ten nuodingi kvapai ir taip toliau, čia viskas švaru ir navaras 10 kart daugiau. Nu, Kardinandikai, vat, tapsi milijonieriais. Tau miliončikas, man miliončikas. Tau jachtačka, man jachtačka. Tau deimantukas, man deimantukas. Tau Versace, igliukai, Dolce Gabbana. A, kaip? Tiesa, o Beniuka čia atvažiuos? Ne, reikia paskambinti, pasakyti, kur privažiuoti. Davai, skambink. Gliuko malonės, kaip skanai gamina, apšia. Galėtus. Tėvo anksti netekom, užaugino dėdė. Tai dabar kaip ir tėvas? Buvo. Mirė? Nušovė. Kažkas šiaip ar kriminalas kažkoks? Skaudi tema, aš nenoriu pasakoti. Supratau. O, atsiprašau. Richardas. Alio? Tai tu sakyk adresą, aš privažiuosiu. Gerai, palaukit manęs tik tai. Iki. Reikia važiuoti. O kodėl tu niekad manęs nekvieti į savo barą? Tai, kad ten, žinok, labiau reikalai, susitikimai. Mes ten reikalus tvarkom. Šiaip realiai tas baras net neveikia. Jeigu jau taip. Tu bijai, kad Richardas mūsų nepamatytų. Nu, kodėl? Ne, nebijau. O ką tu jam pasakytum? Šiam pasakyčiau, kad tave įsimylėjau. Tai vakare pasimatom. O ką veiksim? Galim į kiną nueiti. O gal pas mane? Padaryčiau vakarienę. Į kiną spėsim nueiti. Sutart. Молодец. Ach tu, tai vėluoja mūsų genijus. Vėluoja. O kodėl? Nes stiprus vėjas šiandien. O jisai toks. Ne. Jo, bet svarbu, kad neprapūstų, nesusirgtų, nes laukia dideli darbai. Kokie darbai? Dar nelaikas kalbėti. Kaip sakosi, ateis laikas, bus ir vaikais. Ne? O, tiesa, dar neplanuojat? Ne? Och, tu, būtų, žinai, toks linksmas kaip pavasaris ir bagotas kaip ruduo. Šamai. Au. Nu, ką čia kalbi? Jo, nu šio, hakiai. Oi, koitė. Opa. Jo. Šiaip, būdytis reikalai kokie. Naruška. Skambinu. O kaip, matai, atidarė Londone parduotuvytę. Kviečia atvažiuoti. Kuo prekiauja? Nu, kuo gali prekiauti moteris? Vyniais, varžtais. Aišku, drabužiais, žinai, puošia. Gražina Londoną.
O! Nu va, pagaliau. Vilniuška. Pasiklydai. Pasiklydau, aišku, labirintai kažkokie. A čia gražu. Pinigus pasiemi. Tai gal aš savo vėliau. Išklausysiu, kas per pasiūlymas. Tai ką, kylam? Kylam. Tekylam.